pasaulio jaunimo čempionė. Iškovojai visus įmanomus titulus jaunimo amžiaus grupėje. Kaip jautiesi? Labai džiaugiuosi savimi. Tikrai dirbau tam ir tikrai turėjau ilgą sezoną šiais metais. Tai tikrai nusipelniau šito titulo ir laikas atsipirko ir tikrai labai savim didžiuojuosi. Bet tavo sunkaus darbo visą sezoną, ne tik visą sezoną, visą karjerą, link to ėjimas, kam dar norėtai padėkoti apart savęs? Labai noriu padėkoti treneriui, kuris tikėjo, nors ir šiandien į šį startą ėjau jau su tikrai didesniu jauduliuku, bet jis man vis tiek liepė ir tikėjo manim, kad aš padarysiu ką galiu geriausiai ir tą padariau ir tikriausiai jis ir bus tas vienintelis žmogus, kuris manimi labiausiai ir tikėjo per šį startą. Visuose tarptautiniuose čempionatuose tave lydi šeima, koks svarbus ir jų tas palaikymas toks iš tribūnų aktyvus. Tai labai svarbu. Atvažiavo irgi prieš porą dienų ir tėtis su močiute negalėjo nepraleisti šių varžybų. Tai tikrai smagu, kad atvažiavo. Ir stovi šalia, matau prieš startą juos ir tikrai iškart geriau širdžiai pasidaro, kad yra šeimos nariai čia. Sakai, kad didesnis jaudulys buvo. Ar 50 metrų krūtine tau psichologiškai tokia didesnė jaudulys? Jo, tikrai taip, nes vis tiek ir 100 metrų man didesnė rungtis yra negu 50. Ir 50 toks kaip žaidimas. Aš skaitau šį plaukimą, o jau 100 jau tiesiog kovoju su savim ir žiūri kaip gausis.